Ir tiesiog pastebėk, kad sėdi. Leis savo giliai, pilvu kvepuot. Ir perkel dėmesį visiškai pojūčius. Pastebėk, kad ir kas vyksta tavo mintise, tavo jausmuose, tu tiesiog sėdi ir jauti, žinai, kad sėdi, net apie tai nemastydamas, net apie tai negalvodamas. Tiesiog turi nuolatinį priminimą, kurį tau siunčia kūnas. Kad tai tiesiog vyksta. Tai yra. Ir gali sveikint, tiesiog pripažint mintis, vaizdus, jausmus, kurie per tave dabar juda. Taip, kaip jie juda. Taip, kaip jie vyksta. Supras, kad dabar tu esi čia ir tau nereikia nieko padaryti. Tau nereikia padaryti, kad būtų geriau. Nereikia kažkaip pakeisti ar išmainyti to, ką patiri, kažką geresnį ir gražesnį. Tu paprasčiausiai esi čia. Ir sutiktum patirti. Patirti tai. Tai, kas dabar yra. Ir gali pastebėti tylą, kuris supa kiekvieną pojūtį. Ta tyla, kurioje girdi savo mintis. Ta tyla, kurioje girdi garsus aplinkui. Ta tyla, kurioje girdi mano balsą. Ir tyla su garsais, pojūčiais, jausmais, su viskuo, kas juda, turi savotišką balansą. Tyla niekada pilnai neužgažia to, kas keičiasi ir juda. Ir tai, kas keičiasi ir juda, negali panaikinti tylos. Tiesiog kartais tau labiau rūpi viena, o kartais labiau rūpi kita. Ir galėtum dar švelniau pastebėti tai, kas juda per tavo kūną ir protą. Ir duoti leidimą, duoti erdvės tam judėti, vykti, nutikti.
Vieni daugiau, o kiti mažiau. Bijo klaidų, nesėkmių. Pasirodyti kvailai. Pasirodyti nevykusiai. Nes kažkokiu suvokimu ir tam tikram ligmenį, prisiminimu ir mąstymu. Tai buvo susijęta su bausme, su skausmu, nemeilė. Tai galėtum pasveikinti ir pripažinti tiek, kiek tau būna neramu suklysti, tiek tau būna baisu susimauti. Ir kodėl taip yra? Nes mes tikim, jog turėsim kažką daryti, jei susimausiu, jei suklysiu, kad turėsiu atitinkamai reaguoti, atitinkamai elgtis, atrodyti, kalbėti. Ir tai baisu tol, kol tas atrodytų tinkamas elgesys yra bausti, peikti, graužtis. Jei už tą įsivaizduojamą klaidą tavęs niekas nebaustų, tau nieko nebūtų, ir tu net savęs negriaužtum ir neėstum, ar tada būtų baisu suklysti? Kitaip tariant, jei nėra jokių pasiekmių, nei vidai, nei išoriai, ar tada bijotum suklysti? Ar būtų nesmagu, nejauku ir nemalonu? Ir mes tiek metų buvom mokomi, kad už klaidas reikia bausti, už klaidas reikia šaukti, kad jeigu kažką padarei ne taip ir dėl to nesijauti blogai, jeigu tu dėl to nesikankini, tai dar blogiau. Tai tu tada blogas žmogus turbūt. Koks nors neatsakingas, kaip minimum. Ir tada baisu suklysti. Baisu padaryti ne taip, kaip tu įsivaizduoji, ne taip, kaip kiti įsivaizduoja. Nes planas visą laiką graužtis, kaltinti save, bausti save, teisti. Ir galėtum pripažinti tiek, kiek tiesiog esi dar linkęs save bausti, peikti, kritikuoti, atstumti. Kai tau atrodo, kad tu kažką padarei ne visai taip, kaip buvo sugalvota, ne visai taip, kaip buvo suplanuota. Ir dažnai žmonės, darydami meditacijas, atlikdami pratimus, labai skubiai priėmimo. O dabar aš tik prašau, gali pripažinti tiek, kiek tau baisu, tiek, kiek esi įpratęs save bausti, drožti, peikti. Tiek, kiek laukia, kad tave atstums kiti. Tau neturi tai nei patikt, nei pasikeist. Tiek, kiek yra, tiek ir pasikvies. Visa įtampa kūne, emocijas, mintis, paveikslėlius į tokie ateina.
Ir gali taip tarsi pripažinti, kaip kokioje vitrinui. Nu man va taip atrodo. Ir kiekvienam savai atrodys. Bet tau va taip. Ir jeigu tu klausi savo proto, savo patirties, savo vidinių taisyklių ir įsivaizdavimų, tai dažnai už klaidas, susimovimus, netitikimus kažkokių tais standartų, įsivaizdavimų, atsakymas bus bausti. Nu bent jau kritikuoti. Ir pasiteisinimas tam, kad kitą kartą pasitaisyčiau, kad būtų geriau. Kad daugiau taip nedaryčiau. Ir galiausiai sveikinta visa iliuzija. Kad jeigu bausi, peiksi, kad jeigu graušis, kaltinsi save ar kitus, tai kitą kartą to nebus. Kad tai kažkaip padės. O ką jeigu tu nuspręstum taip truputį įžūliai, šiek tiek nachališkai, kad nepaisant to, ko aš tikiu, nepaisant to, ką aš įsivaizduoju, kad turiu daryti, kai suklystu, aš renkuosi apglėbti save. Aš renkuosi būti draugiškas savo, net ir suklydusi. Aš renkuosi mylėti save. Taip kaip yra, taip kaip bus. Kitaip tariant, ar sutiktum apglėbti save? Kuo labiau atsipalaiduoja, tuo mažiau tenka save spausti. Tuo sklandžiau viskas juda mumise. Tai ką jeigu dar sėki savo primint, kas be nutiktų, aš renkuosi save. Aš renkuosi atsiverti, patirti. Ir jeigu tu žinotum, kad net kai tau atrodys, kad tu padarai klaidą, tu dar kartą rinksiesi. Net jeigu kitiem atrodys, kad tu padarai klaidą ir jie baksnos pirštais ir sakys, kokia nesąmonė, tai žinai, kad tu rinksiesi. Kodėl? Nes taip nusprendai. Nėra jokio teisingo varianto. Bet yra tavo sprendimas. Ir įdomiausia, kad bausti, graužtis, pykti. Atrodo normalu, atrodo įprasta. Bet tada tikrai baisu. Baisu, nes žinom, ką savo darysim, kaip su savim kalbėsim. Jei atrodys, kad suklydau. Jei atrodys, kad kažką atlikau neidealiai. Jei atrodys, kad su kažkuo nesusitvarkau.
Ir pažiūrėk, kas nutinka su ta baime. Suklysti, susimauti, pasirodyti menkesniu, prastesniu, kvailesniu. Jei tu pasiryštum, kad aš tiesiog nebeapleisiu savęs daugiau. Ir galėtum pasiūlyti truputį švelnumo tai daliai savęs, kuri bijojo suklysti ir kuriai atrodė, kad suklysta. Kuriai atrodė, kad nu va, susimoviau, nes kiti ne to tikėjosi, nes aš netaip įsivaizdavau tai, kas dabar vyks. Ir jeigu tu žinai, kad tai ne priežastis save apleisti, kad tai jog išpildai kažką netiksliai, ne taip, arba iš vis neišpildai. Nieko nebereiškia. Ar išdrįstum leisti savo patirti šilumą ir meilę, nepaisant to, kokį gavai rezultatą. Ir kuo teisingiau atrodo, kad taip negalim, tuo labiau prisimink. Įžūliai ir neatsiklausus praeities patirties. Aš renkuosi būti draugiškas, būti švelnus savim, kad ir ką bet padaryčiau. Net jeigu atrodytų, kad susimau, tą susimausi, renkuosi apkabinti. Ir gali įsileisti pojūčius, mintis, vaizdus, garsus, viską iš eilės. Draugiškai ir švelniai būti su jais. Nes tu renkiesi, koks yra tavo santykis su savim. Ir nuo to santykio, nuo tų pasirinkimų, labai aiškiai, labai akivaizdžiai priklauso, kiek nerimo turi į ateitį. Kiek bijai ir pergyveni, kad kažkas nutiks. Ir vėl leisi savo darbo ir dar pastebė. Tu visada renkiesi, koks yra tavo santykis su tuo, ką tu įsivaizduoji, su tuo, kuo tu tiki, su tuo, ką patiri. Ir leisi savo keletą kartų, giliai įkvėp. Iškvėpdamas pereik dėmesį visą kūną iki pat pėdą. Ir dar kartą. Ir kai tau bus patogu, gali pastebėti, kur esi, atsimerk. Jei reikia, pasėda.